Viso Rugynės progimnazijos kolektyvo vardu noriu pasveikinti visus jūs su artėjančiomis šventėmis. Linkiu sveikatos, laimės ir nors truputį galėtų rytą pabūti vaiku. Labai tikiu, kad šis spektaklis bus jums dovana nuo mūsų. Gero žiūrėjimo. Savo pasaką. Žmonės, pamiršot, kas aš toks? Aš juk pasakininkas. Slepiuosi už kiekvieno pasakų knygos puslapio ir vakarais, kai jūs padedat galveles ant pagalvės, kas kart sušnabždu. Vieną kartą arba senų senovėje aš ir šios pasakos balsas. Ir netrukus papasakosiu apie šaltas širdės sniego karalienėje. Tačiau tylos, ji gali išgirsti ir sušaldyti mus visus. Snip, snap, snūrė, pūrė, bazė, liūrė. Ši pasaka yra mano parašyta ir aš esu jo šeimininkas. Bet įdomiausia tai, kas sugalvoju tik pradžiai ir šitą iš viduriuko. Tad kuo mūsų nuotykiai baigsis, aš ne pats nežinau. Kaipgi taip gali būti, o šiame pasaulyje visko būna. Dabar kartokim paskui mane. Snip, snap, snūrė, pūrė, bazė, liūrė.
metus, nebe toks metas, tai yra taip gerai, viskas bus gerai. Snaigės atskrenda iš tolimiausios šiaurės, iš ten yra ir visi vėjai, pūgos ir audros, visi jie yra sniego karalienės tarnai. Ten stovi lediniai rūmai, o juose gyvena pati sniego karalienė. Ar ji graži? Sunku ir apsakyti, kokia ji graži. Ji visa iš ledo, bet ji gyva. Jos akys žybsi kaip žvaigždės, tik jos širdis ledinė, nes ji niekada nemylėjo. Žmonės sako, kai iškrenta pirmas sniegas, į miestą atskrenda sniego karalienė. Jis skrenda virš gatvių, išžvelgia pro langus, nes nori sužinoti, kas yra šiluma ir meilė. Žiūrėk, Kajau, kažkas ten žybsi, ar matai? O jei ten sniego karalienė? Nebijok, Gerda, aš tave apginsiu. Jei ta sniego karalienė įsiverš čia, aš ją kaip mat pagausiu ir įkišiu į karštą krosnį. Nebijok, Gerda, ten žybsi ledo gabaliai, ledinukai. Aš užburiu ledo gabalėlį, aš užburiu savo stebuklingą jėgą. Lėkite visas puses ir smigite į visų kvailų žmonių akis. Ir kam tik ledo krislas įkris į akį, tegu mato tik pyktį ir tegu visų širdys tampa ledinės.
žino tik sniego karalienė. O aš žinau, gal šiuo metu galvoji tu. Tu galvoji, jei dabar būtų pavasaris, eičiau ieškoti kajaus. Bet už lango šaltis ir pūga, o pavasaris. Bet aš nelauksiu. O jei aš savo knygoje parašyčiau, ir štai atėjo pavasaris. Ir kas nuo to pasikeis? Ateis pavasaris. Tai greičiau, rašykite. Nagi, paskubėkite. O tu pasiruošusi ilgai kelioniai? Taip, žinoma, pasiruošusi. O tu žinai, kur ieškoti kajaus? Taip, sniego karalienės pilyje. O tu žinai, kur ta pilis? Ne, nežinau. Bet gal jūs galite savo pasakoje parašyti. Na štai ji, tai yra aš, atsidūrė prie sniego karalienės rūmų. O mergaitė, kad gyvenime viskas būtų taip paprasta. Juk norint pasiekti tikslą, reikia daug pastangų ir visos širdies. Tai stebuklų nebūna? Būna, tik reikia tikėti, Gerda. Ruoškis ilgai kelioniai. Ir štai atėjo pavasaris. Atėjo pavasaris. žinos, kur yra kajus. Atleiskite, gal matėte kajų? Gal matėte kajų? Gal jūs matėte kajų? Gal matėte kajų?
Na ir kasgi čia tokia? Perėki mano sode. Aš Gerda. Sniego karalienė pagrobė mano draugo Kajų. Dabar jo visur ieškai. Galima? Aš paklausiu jūsų gėlių, ar nematė jo. Tu pati kaip gėlelė. Eime, eime, atsigulk ir pailsėk. Ne, bet aš turiu surasti Kajų. Nieko, pamiršk viską. Atleiskite, panelė. Jūs užstojate mano grožį. Gal galėtumėt pasitraukti? Narcizas, aš jūs iš karto pražinau. Atleiskite, gal jūs matėte Kajų? Mes nepažįstame, o jūs uždavinėjate per daug klausimų. Aš Gerda. O jūs nemandagus. Kai žmonės kalbas, jie turi žiūrėti vienas kitam į akis. Grąžink veidrodėlį. Aš nepaprastas narcizas, aš princas narcizas iš karališko sodo. Kajus, ta neaugo. Ne, tai ne gėlė, tai mano draugas. Aš su žmonėmis neturiu jokių reikalų, tai jų reikalas grožėtis manimi. Koks keistas sodas. Nejaugi čia nėra nei vienos gėlės, kuri žinotų, kur yra Kajus. Mes žinome, mes viską žinome. Ei, gražuoliu, pasitrauk. Pagarbiau, neišauklėtas karžėgas. Apsikarpykit spyglius. Man rodos, aš matau raukšlę. Taip, tai tikrai raukšlė. Per ilgą saulės vogas keitė jūsų grožiui. Raukšlė! Girdėjome, kad netoliese yra pilis, o ten gyvena labai keistas karalaitis. Pusė, pietums. Ir nevalgo nieko. Valgo ledus. Tik ledus. Tai viskas, ką jūs žinote? Na, logiškai mąstant. Ledai yra šalti. Ledo karalienė yra šalta. Todėl ledų galima gauti tik ledo karalienės pilyje. Tas, kuris mėgsta ledus, juk turi žinoti, kur yra ta pilis. Taip, jūs visiškai teisūs. Aš turiu paskubėti. Na ir kaip įsimiegoja mano viešnia? Kur mergaitė? Kur mano mergaitė? Ar matėt mano mergaitę? Ach, jūs kvailos gėlės, paleidot mano mergaitę! Išrausiu visas jūs! Aš tokia vieniša ir nelaiminga. Nuobodok. Padainuojam. Kar, 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 kar. Kar, 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 kar. Kar, 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 stop. Kar, 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 kar. Kar, 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 kar. Kar, 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 kar. Ty, get shift.
čia rajone, mes čia rajone, kas čia rajone, mes čia rajone, kas čia rajone, mes čia rajone. Atleiskite, aš nenoriu nieko blogo. Aš tik ieškau savo draugo Kajaus, kurį pagrobė Sniego karalienė. Gal jūs jį matėte? Berniuką Kajų. Berniuką? Įdomu. Labai įdomu. Pasakok. Jo vardas Kajus. Kajus, o jūs Gerda. Ir mes žinome, kad jūs ieško Kajaus. Tikrai? Tai gal jūs žinote, kur jis yra? Kelių žingsnių aš turiu. Iškrito paukščiukai. Labas vakaras, jūsų didenybė. Atsiprašau, didenybės. Labai atsiprašau, kad jūs išgąsdinau. Bet pagalvojau, kad čia rasiu savo draugą Kajų. Karalaitė, juk čia ta mergaitė Gerda. Prisimeni, mums varnai pasakojo, kad tą berniuką pagrobė Sniego karalienė. Brr, man net baisu. Taip, aš Gerda ir ieškau savo draugą Kajų. Gal jūs galite man padėti? Tai žinoma, padėti mes galime, bet kelio į Sniego karalienės pilį mes nežinome. Bet tik dėl to, kad aš esu be galo geros širdies, atiduosiu tau savo karietą auksų papuoštą, o princesė padovanos pačius šilčiausius kailius, kad priartėjus prie Sniego karalienės rūmų neperšaltų. Princesė, mums jau metas, turime vykti į savo kamerą. Paskubėkime.
tokią sceną parašyti. Oi. Na gerai. Kaltas, labai kaltas. Dabar imsiu ir parašysiu daug linksmesnę sceną. Gerai. Daug linksmesnę sceną. Nuo ko man pradėti? Žiūrėkit, važiuoja kareta su kažkokia mergyštė. Žiūrėkit, ta kareta man rods auksinė. Taip, tikrai auksinė. Tylėkit, gerėklos, jūs galvojate, aš nežinau, kad auksinė. Aš net užuodžiu auksą. Tai ką darysim? Gal užgrobsim? Vaikščiotų, tai aišku, kad užgrobsim. O tą mergyštę paimsim į nelaisvę. Pamokysis gerų manierų. Sargyba, atveškit karietą su mergyšte. Klausau jūsų vadė. Sugadinai mums šventinę nuotaiką. Klausykit, ar Sniego karalienė tai ne ta pati bjauri senė, kuri šaldė visą mišką, visus ežerus ir upes. Tik ji kalta, kad mes čia įstrigim, kur nei gyvos dvasios. Vyručiai, mes turime bendrą priešą, mes turime jai padėti. Atriškit ją! Labai jums dėkoju, ponė, plėšikų vadį. Skolinga tikrai neliksiu. Na, kalbant apie skolas, ar tikrai daugiau nieko neturi? Auksinės monetos? Euro. Lito? Na, jeigu tu jau neturi, vadinasi, reikia jai kažką duoti. Štai, čia kompasas. Šita rodyklė visą laiką rodė šiaurės kryptį. Ten ir rasi Sniego karalienės pilį. Nors ne, atiduok, man ir pačiai jo reikia. O geriausią kelią žino šamanai. Mes tave pas ją palydėsim. Eime!
Eime, ko jūs sėdit? Kas čia? Pasaulis, kurį valdo šalti bei jausmai žmonės. Ir tu greitai tapsi vienu iš jų. Tau atiteks visas pasaulis. Ir Gerda? Gerda? O kam tau Gerda? Gerda man primena meilę. Meilė? Jokios meilės čia nėra. Tu turi viską pamiršti.
Geras Gerda. Nejaugi tu manęs neprisimeni. Kodėl tu verki? Atrodai kvailai, kai verki. Verkiu, nes tu manęs neprisimeni. Neprisimeni močiutės keptų sausainių, mūsų rožių. Nieko neprisimeni. Man skauda. Ką ji padarė su tavimi? Tave taip sušaldė, kad tau skauda net nuo šiltų, žmogiškų jausmų. Sniego karalienė, aš ilgai keliavau ieškodama karvės ir štai suradau. Prašau, paleiskite jį, juk dabar toks gražus metas, kalėdos ir visų širdis plaka meilės ritmu. Aš neatiduosiu jums kajus. Ką tu darai? Aš noriu jūs apsikabinti. Nesiartai. Aš jūs apsikabinsiu taip stipriai, kad jūs ištirpsite. Gerda, Kajų, kur tu buvai taip ilgai? tau tik pasirodė, aš visada buvau šalia. Smip, snap, snurė, purė, baziliurė. Laimei Sniego karalieniai nepavyko sugadinti mano pasakos pabaigos. Gerda, tavo begalinis noras išgelbėti Kajų buvo stipresnis už visus ledinius kerus. Ir Sniego karalienė ištirpo, aš pats tai mačiau. Bet ar ištirpusios Sniego karalienė šalti bejausmiai žmonės? Užtenka nors vienam pasakyti kokį negražų žodį, ar pasijusti pranašesniu už kitų ir Sniego karalienė jaučia. Tad, mėly mano draugai, niekada nebūkite bejausmi. Karstos širdies ir šiltų jums artėjančių kalėdų. Snip, snap, snurė, purė, baziliurė.
mylimi tėveliai. Tikriausiai viską gražaus, ką norėjom pasakyti, mes jau pasakėm. O dabar aš noriu pakviesti kaip tos dvi varnos varnai, kad nebūtų nei nuobodoka, nei šaltoka. Padainuojam, jūs visi turit lapelius su dainos žodžiais. Sninga kalėdos.